Madam Morkunaite Mikulėnienė. Ačiū pirmininkė. Manau, kad šis paros metas tinkamas laikas svarstyti triukšmo lygį, kuo mažiau triukšmo, tuo ramesnis miegas. Noriu atkreipti dėmesį du skirtingus šiandien svarstomo dokumento aspektus. Vienas aspektas yra susijęs su valstybėse narėse atliekamų techninių automobilių patikrinimu. ES lygių automobilių keliamo triukšmo nustatymas reglamentuojamas jau pakankamai seniai. Taigi egzistuoja išsami ES tipo duomenų bazė su nustatytais automobilių triukšmo lygiais. Deja, kai kurių valstybių narių kompetentingos institucijos atlikdamos techninį automobilių patikrinimą remiasi ne šiais duomenimis, o triukšmo lygiu, kuris apskaičiuojamas remiantis automobilio variklio parametrais. Toks apskaičiavimo lygis, mano manymu, yra pasenęs ir, kaip rodo praktika, tokie automobiliai rieda mūsų keliais, o jų skleidžiamas triukšmas kelia pavojų žmonių sveikatai. Žinoma, naudojant minėtus duomenis nenaujų automobilių patikrinimui turėtų būti atsižvelgiama ir į tikrinamų automobilių amžių, tačiau nenukrypstant nuo ES taisyklėmis patvirtinto ir reguliuojamo automobilių keliamo triukšmo lygio. Antras aspektas yra susijęs su mūsų siekiamo tikslo sumažinti automobilių keliamą triukšmą neigiamu aspektu. Šiandieną jau buvo išsakyta ir aš dar tik noriu pakartoti, jog naujų elektromobilių nekeliamas triukšmas yra pavojingas aklųjų ir silpnaregių gyvybei, tai žmonių, kurie orientuojasi pagal garsus. Todėl privalu užtikrinti, jog tokie automobiliai būtų aprūpinti silpnai regintiems asmenims atpažįstama ir suprantama garsinio signalizavimo sistema. Dėkui. Thank you very much. And just now for 1 minute, Madam Westlund. Herr talman! Ja, buller är ju utan tvivel en viktig hälsofråga och det är såklart viktigt att minska bullret från bilar. Att det finns många andra sätt att göra det hindrar ju inte att vi faktiskt ställer krav på det fordon det faktiskt kommer ifrån, alla andra åtgärder.